Sveiki, mėlyjeji, laidą Ekovizija pradedame akciją Rūšiuoti paprasta. Štai tiek plastiko 9 šeimos surinko per savaitę Vilniuje. Jos dalyvauja Ekovizijos ir Ekoservis akcijoje Rūšiuoti paprasta. Visas šis surinktas plastikas vėliau dar bus perrūšiuojamas. Plastikiniai buteliai pagal spalvas. Atskirai baltus, žalius, mėlynus ir rudus. Na, o daugiau plastiko į konteinerius sutilps, jei plastikinius butelius jūs sulankstysite štai taip ir užsuksite kamšteliu. Apie rūšiavimą dabar mes kalbėsime su labai jaunais, bet labai patyrusiais prancūzais. Eva ir Ervanas prancūzai, Eva sociologė, Ervanas geografas, baigęs dar ir virėjų mokslus. Abu šie jauni simpatiški žmonės visą vasarą šeimininkauja Valkininkų rajone, Dargužių kaime esančiame restorane Sūrininkų namai. Restoranas dar veiks iki spalio 1 sekmadienio. Dargužių kaimo gyventojai tik gūžčioja pečiais. Na, kas čia per restoranas? Iš senų niekam nereikalingų lentų sukalti suolai prie 100-metės apleistos trobos. Tačiau žinote, geras restoranas tai pirmiausia skanus maistas, charizmatiški šeimininkai ir jauki aplinka. Kviečiu žiūrėti. And yeah, it's that you have to take a picture of that because it's the goal of the association. Manau, tai reikia nufilmuoti. Tai mūsų šūkis, mūsų tikslas, kad kaimas būtų gyvas. Okay, that is our terrace for the. Aha, restaurant. Yeah, it's the restaurant, but it's you see it's the morning and we are not. O čia mūsų restoranas. Dar ankstyvas rytas. Restoranas dar nedirba. And yeah, okay, you can. Ah, how sweet. How cozy inside, Sveiki. Šis restoranas dirba nuo trečiadienio iki sekmadienio, tad šiandien pirmoji darbo diena. Reikia pasirūpinti daržovėmis, atsinešti jų iš ponios Elenos daržo. Reikia iškepti duonos, na ir žinoma pagaminti šios dienos pietus. Kartą per savaitę važiuojame į didelę parduotuvę. Tačiau ten išleidžiame vos 100 litų. Perkame cukraus, ryžių, aliejaus, kavos. Galima sakyti, už 100 litų pamaitiname 200 žmonių. Ervanas kasdien gamina vis naujus patiekalus iš daržovių ir sūrio, kurį daro šios sodybos šeimininkai. Valdas ir Rasa visai vasarai užleido savo namus Ervanui ir Evai, o patys gano melžia savo ožkas ir avis ir brandina sūrį visai netoli. Pagal specialų užsakymą restorane galima paragauti ir avienos, tačiau apie mėsą Ervanas kalba be entuziazmo. And that is more or less reservoir of meat. Tai mėsytė, ne šie avinai. O jei nori daryti sūrį, pieną duoda tik avis, o avinai lieka mėsai. Taip jau yra. Going to make milk and male are going for the butchery. And yeah, you have Eva, she's making bread. O čia Eva daro duoną. Hello, Eva. Aš maniau, kad jūs turite duonkepę, bet viskas labai tikra. Miltai iš gretimame kaime esančio malūno, vanduo, druska ir prancūziškas raugas, kurio į Dargužius atvežė Ervano draugas prancūzas. Čia yra gatvinis Dzūkijos kaimas, toks tikras senovinis gatvinis dzūkiškas kaimas. Dargužiai. Yra kervės banda. Rytinis ritualas. Keliaujam į ponios Elenos daržą. Ji gyvena čia pat, kaime. Pagal susitarimą augina Sūrininkų namams visokių kaimiškų daržovių. Yra du būdai. Pirmas – žiūrėti į daržovės daržę ir galvoti, ką galima iš jų pagaminti, o kitas – parsinešti jas į virtuvę ir tada galvoti. Patisonai. Taip, aš norėčiau. Labai įdomu, ką jis pagamins iš patisono. Aš visą laiką žiūriu į tos augalus ir galvoju, ką iš jų skanos galima pagaminti. Ervan, aš girdžiu, kad tu puikiai kalbi lietuviškai. Kodėl mes kalbam angliškai? Mano lietuviškai yra truputį. Aš kalbu truputį. Aš suprantu
Ne visą arba aš kalbu truputį. Eva. Eva yra... Taip, geriau kalba. Atsiprašau, aš kalbu truputį. Truputį? Taip. Elena sakė, kad kalbate puikiai. Ne. I mean, in the countryside you can do lots of things. Žinote, kaime galima labai daug nuveikti ir galima būti laisvam. Mieste mes priklausome nuo daug aplinkybių, nuo parduotuvių, nuo kavinių, nuo viešo transporto. O kaime galime būti padėties šeimininkais. Galime išsikepti duonos, užsiauginti daržovių, pasimelžti karvutę, viską galima pasidaryti pačiam. O po to pasidalinti, pasikeisti, jei ko pritrūksta. But it's like sharing, also sharing. So, I mean, many friends say Lithuania, but why? Daug mūsų draugų klausė, Lietuva, bet kodėl? O kai čia atvyko, pabuvo, tada pasakė, taip, mes dabar suprantame. Lietuva įdomi šalis, čia daug galimybių. It's good, it's interesting, lots to do, lots also to discover. O kas čia? Kas? Čia yra agurkai? Yeah, that is... It's French? Prancūziškai. Yeah, it's because we give some seeds. We came with seeds and we give to Pirmą kartą matau tokius agurkus. Čia iš prancūzų sėklų. Jie atvežė. Jūs užaugina. Aš pasėjau. A jie skanesni kažkokie ypatingesni? Tai paragaukim agurkus su medum. Paragaukim. Va, jau Dargužių kaimas turi prancūziškų agurkų rūšį ir jau turi prancūzišką raugą duonai. Va? Nu, prašau, medaus. Dar Ervanas turi savo prieskonių darželį šalia restorano. Daug visokių įmantrių pavadinimų prieskonių čia augina. Ir darželis kvepia neįtikėtinai. Tas kvapas skleidžiasi visame kieme. In fact, I'm here as a volunteer, but yeah. Mes čia savanoriaujam. Pradinė mūsų mintis buvo atvažiuoti ir tiesiog dirbti be jokio atlyginimo. Tik už maistą ir lovą. Tačiau asociacijos Vivasol nariai, kuriems priklauso ši vieta, pamatė, kad dirbame daug. Nusprendė mums mokėti atlyginimus. Kas mėnesį gauname po 1000 litų ir patikėkite, tai yra daugiau nei mums reikia. So now we have to wait about 1 hour. It grows like that. Dabar reikia valandėlę palaukti, kol pakils tešla ir krosnis bus paruošta duonai kepti. Put off all the bread, that's it. Prancūzijoje Eva dirbo socialinę darbuotoją, bet paliko darbą dėl ilgos vasaros Lietuvoje. Spalio mėnesį šis restoranas bus uždarytas iki kitos vasaros, o kitą vasarą čia jau šeimininkaus kiti žmonės. Toks asociacijos Vivasol narių sumanymas. O Ervanas su Eva matyt tuo metu keliaus po pasaulį. Jų tikslas – parodyti pavyzdį ir užleisti vietą kitiems. So you're in this village, you're trying to sort waste? Žinote, mes rūšiuojame šiukšles. Čia kaime puikios sąlygos. Kažkas keliauja į komposto dėžę, popieriai, krosnis, stiklas į supirktuves ir lieka vos vienas maišas per savaitę. Ta vieną maišą išnešam į konteinerį. Ir tai yra labai gerai. Dirbome Prancūzijoje panašaus dydžio restorane ir kasdien išmesdavom 20 maišų šiukšlių. Tad čia yra kuo didžiuotis. C'era tra noi un gioco d'azzardo. Šiaip tai labai gera nuotaika šitoje vietoje ir tikrai norisi padėti, norisi dirbti ir kažką tai daryti čia. Labai gera atmosfera. Ir klausom dainos, kuri yra be proto ekologiška, jinai yra apie pasibaigusią meilę prancūzišką, bet vyras dainuoja apie tai, kad jeigu tu manęs nemyli ir jeigu tu mane palieki ir jeigu tu išeini to jau pat, tai būk gera, paimk šiukšles pakeliui. Jeigu aš gyvenčiau kaime, Dovilė, aš visai norėčiau turėti tokius kaimynus vasarą padirbėti. Labai fainai, iš tikrųjų, aš labai džiaugiuosi, kad šita vasara buvo labai prasminga man. Nes čia ir žmonės labai įdomus atvažiuoja, ir atmosfera, kaip sakė, labai tikrai gera yra. People know how to live without electricity, without... Jūs kaime daug ką mokote ir žinote. Galėtumėte išgyventi be elektros ir didelių parduotuvių. Prancūzijoje mes daug ką pamiršom. Ir jeigu dabar norėčiau išmokti kurti krosnį, turėčiau labai brangiai sumokėti už tai žinias.
for fine and things like that. And in France, we have to pay a lot of money to know how to use horses now. You see it burns, so it's too hot still. If I put the bread now... Jei miltai dega, vadinasi, krosnis dar per karšta. Oh, it's not a fire. There is no fire. No, not anymore. You see, it's getting brown. Dabar gerai tinka. So I think it's good. It's good. It's good now. Kryžius, kurį pjaunu ant duonos, labai svarbus. Jis padeda duonai kvėpuoti, be jo ji prarastų formą. Kažkaip tai gal net per daug čia viskas pozityvu. Reikia rasti minusą. Jo, prašau. Sakau, reikia... Prašau, suraskite minusų šitoje vietoje. Čia reikėtų ilgai pagalvoti. Gal tiesiog kaimo žmonėm yra tas, kad... Bet čia juokelis toks, kad šeštadienį, sekmadienį labai mašinų daug būna. Važiuoja. Bet čia, nežinau, gal taip tiesiog jie net nepyksta, bet tik, kad toks yra tas visas eismas. Ir aš manau, kad jie džiaugiasi, kad kaimas gyvas toks yra. Evai ir Ervanui puikiai sekasi gyventi darnoje su gamta. Jie sąmoningai tolsta nuo civilizacijos, tačiau tausoti aplinką galima ir kitaip, labai moderniai. Šiuolaikiniame pasaulyje atsirado net terminas – darni plėtra. Apie tai pasakoja žurnalistė Rūta Stalionytė. Po reklamos žiūrėkite. Miestų aplinkos darna tai ne vien šiandien ypač akcentuojamos užterštumo problemos. Pas mus, skirtingai nuo darniai gyvenančių skandinavų, yra dar viena įmantriai pavadinta problema – ikikrizinis urbanistinis sprogimas. Tai pastarųjų metų statybos priemiesčiuose. Iš namų užmiestyje važiuojame dirbti miesto centrą ir patys nebesuprantame, mieste gyvename ar kaime.